Pirmosios dovanos tai nuo Alicijos krikštatėvių su gimtadieniu ir su Velykomis, nes Alicija gimė per pačias Velykas. Žiūrėkit, koks tortukas. Štai tokia atvirutė. Vokelė pinigėliai. Lūpų dažai. Saldainiukai. Ir džinsiukai. Dar žiūrėkit, kaip madinga su tokiais ant kelių. O čia nuo kaimynės artėjančių Velykų proga. Štai tokios dovanėlės nuo mūsų mylimos kaimynės Laimutės. Aš padažiau kiaušinius ir noriu lipdukus užsiklijuoti, nes galbūt atvažiuos anūkėlė, kad taip puoš, bet vienu žodžiu, nežinau, turbūt, kad kiaušiniai ištirti aliejų nelabai laikosi man tie lipdukai. Sveikiname tave su 16 gimtadieniu. Rodyk, kas užrašyta. Sakei, nieko tau nereikia gimtadienį, tai tu šiame tau dėžę padovanosim. Kaip tai? Sakei, nieko nereikia. Su gimtadienį tai liukrėnį. O, ačiū. Nu, pati pasižiūrėk, kas čia. Čia kosmetikos staliukas? Nu, nežinau, nu. Oho. Vau. O, geras. Su gimtadieniu. O, ačiū. Rodyk. Su gimtadieniu. Ačiū. Su gimtadieniu. Ačiū. Prilipo. Didesnis kišio atrodai sveikaniai. Klausyk. Čia Rojaus Velykinės dovanos. Jis norėjo minkšto žaislo čia nuo mamos, o čia jam nuo tėčio dezodorantas ir saldumynai. Anūkiai padovanojau štai tokią lėlę, yra dar bateliai, buteliukas, čiauptukas, kaip tikra. O čia Alicija. Žiūrėk, štai tokios šlepetės, jinai norėjo šlepečių, dažiai, Ivonė, saldumynai ir lūpų blizgis keičiantis spalvą ir matiniai lūpų dažai. O Elija štai tokią barbę gavo nuo manęs, tėtis padovanojo saldumynų ir jai štai tokį puodelį. Čia dukra Ugnė atvežė tokį lauktuvių dar pyragą. O tėja gavo štai tokią kuprinytę, aš čia pirkau Kaune. Tėtis štai tokį padovanojo ir saldumynį. O čia dukrai Ugniai dovanos.
Jinai dar gavo staliuką dovanų, bet jisai dėžėje. Jį reikia surinkti. Čia va dar anūkėliai. Dar irgi gavo kinderį ir čiulpinuką, ledinuką ir taip pat lėkštutę. O va tokie anūkėliai. O čia vyrui štai toks medaliukas ir jis labai norėjo puodeliui padėkliuko. O čia tėja savo tėčiui padovanojo. Ir va visų vaikučių dovanėlės tėčiui kartu su mano. Ir savo dukrai dar mes padovanojom štai tokią planšetę. Planšetė kompiuteris. O man vaikai štai kokias dovanas padovanojo. O man vyras Velykų proga padovanojo štai tokią dekoratyvinę pagalvę. Nes aš kaip tik ir norėjau kokios nors pagalvėlės dekoratyvinės. Ir daugiau sakiau nieko nedovanoti, kadangi, na, pas mane ir taip visko daug. Ir va tai va.